Labas, mėlyjeji, aš 4:10 pusėjusi Silvija. Tiek žinių pradėsiu nuo naujienų apie Izraelio ir Hamas karą. Pasirodo, galimai rasta slaptavietė, kur Hamas laikė įkaitus. Izraelio kariuomenė pranešė, kad karinės oro pajėgos per pastarąją parą Gazoje atakavo daugiau nei 200 taikinių. Tarp jų buvo teroristinių organizacijų nariai, ginklų sandėliai, raketų paleidimo aikštelės ir vadavietės. Izraeliečiai teigia nukovę Hamas brigados prieštankinį vadą ir kitus aukšto rango teroristus. O Izraelio gynybos ministras sako, kad Hamas jau prarado kontrolę Gazos ruože. Be to, vykdydami sausumos operaciją Gazos ruože esančioje mečetėje, kariai aptiko tunelio šachtą. Po Gazos vaikų ligoninė rastas Hamas valdymo centras. Greičiausiai ten buvo laikomi įkaitai. Tiesa, kulkos bent trumpam buvo nutilusios. Izraelio ginkluotosios pajėgos pranešė, kad 4 valandoms stabdys karinius veiksmus ir atvers koridorių, kuriuo žmonės galės evakuotis į pietus Gazos ruože. Be to, nuo 10 iki 14 valandos buvo sustabdyti karo veiksmai Aldarajaus ir Altufos rajonuose. Mažiausiai 200 000 žmonių pabėgo iš šiaurinės Gazos per mažiau nei 10 dienų. Hamas nori didesnio ugnies nutraukimo laikotarpio ir siūlo paleisti 70 įkaitų mainais į 5 dienų paliaubas. Visgi, prie didžiosios Gazos ruožo ligoninės verda intensyvūs mūšiai, o Izraelio tankai priartėjo prie pastato vos per kelis metrus. Izraelio teigimu, islamistų grupuotė Hamas ligoninėje paslėpė savo karinį štabą. Ligoninės vadovas papasakojo, kokia ten padėtis, o ji baisi. Pasak jo, pasibaigus ligoninės degalų atsargoms mirė 7 kūdikiai ir 29 intensyvios terapijos pacientai. Dalis kūnų mėtosi ligoninės komplekse, kiti laidojami masinėje kapavietėje. Joje buvo suguldyti 179 kūnai. Pastate nėra elektros, o visur tvyrojo pūvančių kūnų smarvė. Izraelio kariuomenė pranešė, kad šiuo metu iš Izraelio ligoninės į Gazos ruožą gabena inkubatorius. Taip siekiama palengvinti naujagimių evakuaciją. Ligoninės medikai pasauliui perdavė žinią nuo direktoriaus, kad tvyrant tokiai padėčiai, jie nėra tikri dėl savo gyvybių. We might not survive until the morning. Medikai maldavo prašyti vyriausybių ar tarptautinių organizacijų sustabdyti ugnį. Beje, Jungtinių valstijų prezidentas prisidėjo prie didėjančio tarptautinio spaudimo Izraeliui, ragindamas vieną artimiausių JAV sąjungininkų imtis mažiau agresyvių veiksmų susijusių su ligoninė. Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Džeikas Sullivanas pridėjo, kad Vašingtono pozicija yra aiški. Medicinos įstaigas privaloma saugoti. Tarptautinis spaudimas auga ir Izraelis užsimena, kad turi maždaug 3 savaitės, kol jis sustiprės dar labiau. Kol kas Europa Izraelio pusėje. 27 ES šalis pasmerkė Hamas už tai, kad ši kariaudama prieš Izraelį naudoja ligoninės ir civilius gyventojus kaip gyvuosius skydus. Ukrainoje vėl aidėjo oro pavojaus sirenos. Teroristai puolė bepiločiais dronais Šeihed ir raketomis. Nikopolyje atakos metu vienas žmogus žuvo, vienas sužeistas. Chersone sužeista moteris, jos mažylis dėl daugybinių traumų kritinėje būklėje. Vis stipriau bjurstant orams, Ukrainoje keičiasi mūšių vietos, tačiau susirėmimai vyksta toliau. Rūkas ir lietus apsunkina tiek Mordoro, tiek Ukrainos oro žvalgybą ir lemia mažesnį atakų skaičių. Aviacija taip pat šiuo metu veikia gan ribotai. Per parą fronte įvyko 80 susirėmimų. Karščiausiais taškais išlieka Avdivka, Bachmutas ir Marijinka. Bachmuto kryptimi orkai šturmavo pozicijas prie Ivanovskojas, Kleščivkos ir Andrejevkos. Marijinkos kryptimi okupantai surengė nesėkmingas oro atakas. Ypatingai sudėtinga situacija Avdijivkoje. Nesibaigiantis kasapų faršo šturmai davė vaisių. Jiems pavyko pasistumėti rytinėme Stepovės pakraštyje. Dėl purvo daugelis kelių netoli Avdijivkos greitų metų taps nepravažiuojami, o tai labiau apsunkins abiejų pusių logistiką. Ukrainos pajėgos toliau žengia į priekį Melitopolio kryptimi. Taip pat toliau nervus tampo rusams rytinėme Chersone, plečia placdarmą ir medžioja pasiklydusius orkus. Tuo tarpu po sėkmingų Ukrainos raketų atakų Mordoro laivynas Kryme persigrupuoja. Iš uosto Kaukazo laivai perkeliami į Novorosiską. O kad okupantams daugiau noro būtų atsitraukti, ateinančią žiemą Ukraina tik
tikriausiai vykdys agresorės tiekimo kelių užkardimo kampaniją. Pagrindinė užduotis – sutrikdyti Rusijos antžeminės ryšių linijas GLOK, o šie sutrikimai kartu su prasidėjusiais nepalankiais orais iššaldys Rusijos puolamąsias operacijas. Tačiau žiemos išbandymai laukia ne tik karių fronte, bet ir civilių. JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pažadėjo nuolatinę JAV paramą, įskaitant pagalbą skirtą padėti ukrainiečiams išgyventi žiemą, jei teroristai vėl atakuos užpultos šalies infrastruktūrą. Jam antrina ir Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Vakarai privalo atliepti Ukrainos ginklų poreikį, nes nukvakęs bunkerinis diedas mobilizuoja savo ekonomiką, išteklius ir karinę techniką labai ilgam karui. Bet planuok neplanavęs, viskas gali pasibaigti akimirksniu, kaip tam tarakonui, kur žvirblis sulėse. Buvęs Wagner samdinys, kuris kare neteko akies, o kitą reikėjo operuoti, baisiai piktas ant caro, nes nėra tvarkos Rusijoje ir žada parodyti, kaip reikia. Mums tai labai smalsu, ką gali vienakis zekas prieš bunkerinim, tai laukiam tęsinio. Sako, nėra namų be dūmų. Tai tokiu atveju valdančiojoje koalicijoje svetainės viduryje liepsnoja laužas, o Laisvės partija stovi išsišiepęs su benzino kanistru. Apie ką aš čia? Apie tai, kad Seimas turėjo imtis kitų metų valstybės biudžeto projekto svarstymo, tačiau iš darbotvarkės šį klausimą išbraukė. Ir ne tik opozicijos balsais, bet ir dviem laisviečių Ievos Pakarklytės ir Tomo Vytauto Raskevičiaus. Tiesa, svarbu paminėti, kad šitą šaršalą pradėjo ne laisviečiai, o darbiečiai, pareiškė, kad vertindamas parlamentarų ir komitetų bei komisijų išvadas, Seimo biudžeto ir finansų komitetas pažeidė statutą. Biudžeto finansų komitetas į išvadą surašė, nesvarstė šitų pasiūlymų, tiesiog grąžinti vyriausybei svarstymui. Tokia komiteto išvados formuluotė neatitinka Seimo statute įrašytų reikalavimų. Į tai reaguodamas konservatorius Mindaugas Lingė rėžia, kad opozicija tiesiog naudojasi procedūrinėmis galimybėmis. Tačiau iš principo valdantieji pripažįsta, kad komitetas padarė techninę klaidą, kurią reikės ištaisyti. Taigi už darbo partijos frakcijos siūlymą balsavo 63 prieš 53 ir susilaikė 6 parlamentarai. Liberalų frakcijos seniūnui Eugenijui Gentvilui ne tiek užkliuvo kipišo keliai darbiečiai, bet neklusnus koalicijos partneriai balsavę už svarstymą atidėjimą. Patys laisviečiai situacijos nedramatizuoja, sako, kad viskas čia bus ok. Ir dar prideda, kad čia nėra koalicijos situacijos iliustracija. Taip kalba smurtaujantis kaimynas, liepdama žmonai tarp duryje pasakyti, kad viskas pas juos gerai. Politologė Rima Urbonaitė šį incidentą vadina perspėjimu koalicijos partneriams. Tačiau premjerė labai ramiai žiūri į situaciją, nesureikšmina balsavimo ir prognozuoja, kad biudžeto projekto svarstymas vyks pagal planą. O geriausiai viską išaiškino Petras, kuris niekaip negali nustoti galvoti apie vyrus ir jų seksualinę orientaciją. Būdamas Krikščionių demokratų valdybos pirmininku, delegavau Mindaugą Lingę kaip patarėją prezidentui nuo mūsų partijos. Tapę dirbdamas su Grybauskaite, jis visai žmogus pakeitė ir politinę, ir gal seksualinę orientaciją. Pirmas kartas, kai Petras dėl kažko kaltina ne konservatorius ir gėjus, o save. Blitz naujienos. Atimta Algirdo Švanio Lietuvos pilietybė. Vyras rugpjūčio mėnesį iš savo buvusios žmonos pagrobė kūdikį ir valtimi jį išplukdė į Rusiją. Pilietybės atimimo sprendimas buvo priimtas tuo met, kai paaiškėjo, jog Švanys yra dar ir Rusijos pilietis. Pagal įstatymą dviguba pilietybė negalima išskyrus išimtinius atvejus. Joe Bideno anūkė Naomi saugantiems slaptosios tarnybos agentams teko griebtis ginklų. Žiniasklaida skelbia apie galimą anūkės agentų susidūrimą su 3 dar neįvardintais asmenimis, kurie išdaužė vyriausybinio automobilio langą. Išpuolio metu automobilyje nieko nebuvo, tačiau vienas iš agentų griebėsi ginklo ir šovė. Įtariamiesiems pavyko pabėgti, saugomas asmuo nenukentėjo. Šiuo metu vyksta bėglių paieška. Praėjusią parą užfiksuota virš 1100 COVID atvejų. 2 žmonės mirė. Pasirodo, kad dėl smarkiai padidėjusio susirgimų skaičiaus Santaros klinikos jūsų neįsileis. Tai reiškia, kad kai kuriuose ligoninės skyriuose jau yra uždrausta lankyti pacientus. Priemonių imamasi ir kitose ligoninėse. Kaip manot, gal vėl teks grįžti prie kaukių? Gal iš vis teks pasidėti namuose?
Laikykitės ten laidoje Vaivai Mainelytei Jurgos Arija padovanojusi atlikėja ir muzikos kūrėja Petunija šiandien išleido savo naujausią albumą pavadinimu Johainės. Daug nostalgijos 90-iesiems ir roko skambesio. Jo pasiklausyti galima jau dabar visose platformose. O albumo pristatymas kartu su gyva grupe ir muzikiniais svečiais įvyks lapkričio 23 dieną Kablys Plius Kultūra Vilniuje. Primenu klausimą, kadangi jau tikrai smarkiai daugėjo COVID atvejų, kaip manote, ar įmanoma, jog vėl gali tekti užsidaryti ir saugiai pabūti namučiuose? O tarp kitko, man atrodo, kad Seimas biški įsitempė su savo lėkščių ir šaldytuvų daužymais. Gal praverstų koks nors masažiukas? Komentarų metas. Vakarykščius komentarus laimi DJ Mantas. Žodžiu, rašo jis, kad vis tiek kyla klausimų, nes Šurajevo postą palaikinę žmonės tie patys, emodžiai tie patys, laikų tiek pat. Ir atrodo, kad tik paveiksliukas pakeistas. Ta prasme. Nu gerai, kad man nereikia aiškinti, nes jau komentaruose vienas mūsų žiūrovas jam dar kartelį paaiškino, kaip šitas Olego bairis suveikia. Nu bet man tai... Ačiū už komentarą, tikrai. Ir mūsų kitas komentatorius Vykintas STU, reaguodamas į klausimą, ar mokėtų už socialinius tinklus, sako, kad geriau sumokės 1482 negu Facebookui. Aišku, čia nepalyginami dalykai, bet priminimas skambtelti šiuo trumpuoju numeriuku. Iš anksto dėkoju bičiuliai. Ir sakau jums iki pasimatymo ir tiek žinių.